Sveiki bičiuliai, pradedam naują savaitę. Man tai čia yra tiesiog kita diena, jums tai čia visas kitas video. Ir pradėsim nuo Barzdieno. Ką čia konstruoji? Įsivarys į savo Opeliuksą. Čia priekį palyftino, ane? Į mišką važiuosi? Kas čia per tarpas? Ne, toks nieko, o iš tikrųjų tai variklio nėra. Tai per žiemą išsiėmė variklį, dabar jį ten visą vėl modifikuojas. O ką salonė čia gerą daraisi? Ar tam išminė visko, ko nereikia. Pilną reiskarą eisi? Ar to. Kuo toliau, su kiekvienais metais vis labiau reiskarą, tai kitiem metam pilni lankai planas, ne? Laikas parodys. Tai Barzda šiandien savo Opeliuksą krapštysis, aš tęsiu darbus prie korveto. Vakar aš su juo suvažinėjau namo, šiandien atvažiavau vėl iki darbo. Jau labai tikėjau, kad vakar suradau, kur bėga teplas ten per vožto dangtelio kampą. Ta susitvarkiau, lyg tai viskas gerai buvo, suvažinėjau darbas namai. Ir planas buvo šiandien į pakeliu, pažiūriu, ar nieks nebėga, prasiurbiu, pravalau ir atiduodu, kad jo galim būtų važinėti. Bet nežinau, šitą mašiną kažkokia gal užburta ar nežinau, kas su ja yra. Tai pasikėliau į viršų ir radau ant žemės tokią balą. Tai viskas tepale ir dabar čia peržiūrėjom, panašu, kad bėga teplas per alkūnės galinį riebokšlį. Ir čia viskas yra apibėgę. Tai įtarimas yra, kad žiemą, kai bandė užkurti, per didelius šalčius išspjovė alkūnės galinį riebokšlį. Ir dabar bėga viskas. Kadangi šiandien aš kaip ir laisvesnis, tai kažką reikia nuveikti, dėl to nuimsiem dėžę. Tada jau žiūrėsim, tai taip ir pradedam. Daug teplo radom, čia kaip ir gerai, nes dėl to ir nuiminėjau tą dėžę. Bet vienas, tai jeigu alkūnės galinį riebokšlį reikia keisti, čia šitą dalis nenusiema, reikia tada karterį leisti ir alkūnę, kas iškin nelabai nori daryti. Bet šiaip šito teplo žiauriai daug ir mes įtarimą turim aklės dabar. Tai bandysim, kadangi čia klasikinis automobilis, kuriam nieko nereikia. Mes prisuksim smagratį, starterį, išsiplausiu smagratį, starterį ir mes jį užsivesim be dėžės, nes taip galim. Tai va toks darbų planas. Pakūrenom, be duslintuvo vos neapkurtam, bet pėdą kaip ir išsiaiškinau, tai alkūnės galinis, kaip ir galvojom. Alkūnės galinis riebokšlis ir karterio kampas, tai reikia stumti lauką, užsakinėti detalės, nuiminėti karterį, nes čia kaip pas visus amerikonus, kad alkūnės galinį riebokštį pakeisti, reikia alkūninį velną pasileisti arba net išimti, tai bus reikaliukų.
bet padarysim. Tai va, manau šiandienai prie korveto užtenka. Dabar obuolės, ką? Skanaus. Tęsiam toliau, tai jau turim ne pirmadienį, o antradienį. Pirmadienis kažkoksai bėgimo buvo, tai net nespėjau kameros ištraukti, nors tikrai turėjom daug įdomios veiklos. Bet pratęsiam antradienį ir pažiūrim, ką čia gerą veikiam. Tai pradedam nuo projektinio kampo. Čia turim raudoną sabą, kas atsimena į kažkada tikrai visą restauravom, ten ir dažė, ir variklį perinkinėjo, čia va taip gražiai išdažytas. Ir pakaba daryti ir visa kita. Su juo daug važinėjo ir užlinko pavarų dėžė. Čia yra automatas, o pas sabą, kad išimt pavarų dėžę, reikia iškelti visą motorą, nes jis yra sujungtas kartu kaip su karteriu. Tai buvo iškeltas motoras, dėžė buvo išvežta remontuoti, čia jau tikrai ilgai laiko užtruko, kol ją suremontavo, bet vakar įmetė motorą jau atgal, tai šiandien manau, kad surinks ir galėsim jį paleisti. Kaip tik ateina sezonas, galima bus su juo pradėti važinėti. Tai su sabuku kol kas tiek, už jo turim Mini Cooperį. Mykolas prie jo vakar pradėjo dirbti ir šiandien dar daro, tai jau prieš porą savaičių sudėjom paskutinės didelės detalės, tai ten radiatorius, kuro bakas išplautas ir dar ten kažkokių buvo smulkmenų, o dabar norime su juo užsivesti ir pravažiuoti. Bet bėda buvo, kad mums dingo degimas, neįsijungė. Tai vakar Mykolas surado problemą, sutvarkė, dabar dar apeina ratu, viską patikrina, įdėjom naują akumuliatorių, pastatėm kuro baką ir elektrinį kuro siurbliuką, nes originalus kiauras ir bėga. Tai dabar, kiek žinau, Mykolas daro akumo tvirtinimą ir labai norėčiau šiandien su juo bent po kiemą pravažiuoti. Tai va tiek su Mini Cooperiu kol kas. Va čia va padarė kabyklą, va taip gražiai, tai čia pagamins akumuliatoriaus laikiklį. Įdomus faktas, kad vienu metu 3 automobiliam reikia daryti akumo laikiklius. Raudonas Cadillakas, Starijonas ir Minis. Tai visi tą patį gamina. Va ten yra vienas, o čia yra kitam pagamintas. O čia dabar jau vakar įvarytas Starijonas ir apeitas visas ratu, padarytas sąrašas, ko jam dar trūksta. Tai dabar bandom truputį visą susirinkti. Tai įdėtas stiklas, jau gavom kitą ir spoileris priklijuotas. Dabar tikrina lemputės visas ir dar tikrai liko, atsimenu, kad aš pats parašiau gal 15 punktų, va daug raudonų lapukų ir 15 punktų dar yra parašyta, tai kol visas smulkmenas apeisim, tikrai užtruks, kaip pavyzdžiui nesilaikantis valytuvai, sulaužytos plastmasės, lempos patikrint ar visą šviečia, dar liko nekeisti reduktoriaus ir pavarų dėžės tepalai, tai tikrai dar daug visokių smulkmenų, ką reikia apeiti, kad galėtume jį paleisti. Tai šiandien po truputį ir krapštysis prie jo, aš einu dar sužiūrėti trūkstamų detalių, tepalų ir galim bus prie jo toliau dirbti. Tai kol kas tiek su šitais projektais. Gal dar viršui kažką įdomaus rasiu, o jeigu ne, tai pratęsim toliau. Šviesos nebeveikia, paspaudėm vieną mygtuką, šitas virštinis. Taip, iššovė lauk kažkur. Turbūt kokia spyruoklė pabėgo, čia va kojelė išlūžus yra. Sugadinot? Nebeišsijungia nieko. Sugadinot ar sugedo? A čia nežinau. Čia yra visą laiką... Tas vienas mygtukas. Čia visą laiką neatsakytas klausimas yra, ne? Nu, turėsi ką veikti. O kaip su Mini Cooperiu tenai tau? Gerai. Važiuosim į tas drivą šiandien? Labai tikiuosi. Jeigu sankabą atvažiuos. Nu, turėtų atvežti. Tai va konstruoja, o aš einu žiūrėti detalę. Jau turim po pietų ir žiūrim, ką čia gerą veikiam. Tai Starijonas, keičiam reduktoriaus tepalus. Tai labai gerai, kad išleidom, nes buvo juodi. Pavarų dėžės tepalus. Ir dar visokių daug ko aplinkui. Ten kaip ir prieš tai rodžiau tie sąrašiukai, reikia jau gal kažką ir išbraukyti.
tai pasikeitė lemputės, nes buvo paprastas sudėti lediniai, sudėjom paprastas. O ten ką tik išgirdot, kaip sabas jau užsikūrė šį pirmą kartą. Bet tik savo dar vėliau. Iš pradžių pas Mykolą. Ką darai? Grotelės tiesiai. Buvo baisios sulinkusios, tai aš jas išardžiau. O gali pagroti su jom? Nelabai skamba šitas. Neskamba šitas. Ne, ir aš ne muzikantas. Ne? Nu, gerai. Dabar nėra tobulą, bet biškį geriau. Nu, geriau negu buvo. Čia yra Mini Cooperio grotelės. Taip, pinigų. O mes su juo išvažiuosim šiandien? Jeigu atveš sankabos cilindriuką, tai išvažiuosim. Bet jo vis dar nėra. Tai greičiausiai, kad rytoj tik bus. Tai greičiausiai. Nu, tada tik rytoj važiuosim. Bet Miniukas po biškį renkasi. Ir susirinks. Tai patiesinu groteles, sudės groteles į priekį ir bus paruoštas. O sabas užsikūrė ką tik. Tai? Nu, girdėjau bent jau. Tai nu, gali užvesti. Nu, nezau. Sabas užsikūrė, Miniukas renkas, Starionas irgi po biškį, tai viskas juda į priekį, o aš važiuoju detalių. Grįžau, parsivežiau detalių, tai detalės, na čia yra vabalai, kur toks baltas, jeigu atsiminat, buvo variklis išimtas, tai jis viršui dabar daros. O per tą laiką čia įvažiavo Porsche 944, naujas projektas, jau sąrašą padarei. Nu, dar ne viskas. Čia dar ne viskas ir čia jau yra. Tai čia, kiek žinau, bus į rally. Nu, tokį. Iš pradžių rally, po to safari buildas. Su rally, paskui safari buildas. Tai dabar jis va atrodo taip. Priekis sudaužytas, apdaužytas. Bet čia jau kažkas ir gal pamodifikuota, nes tikrai mačiau rastafkės sudėtas. Ne, čia kažkas buvo pamodifikuota ir pavogta. Rastafkės sudėtas, amortikai originalus, tai jau kažkas kažką... Ir dar galiniai ratai. Kas galiniai ratai? Standartiniai ratai taip trinti negali radinti, tai čia buvo geri ratai ir gera pakaba. Nes sudėta visur ir poliritanas. A, ir poliritanas Taip, susidėtas? kažkas jau mėgavosi, o po to atidavė lietuviams standartinę pakabą. Nu taip. Pas mus keliai blogi. Nu jo, nekomfortiškam poliritaną. Aš žinau, aš kasdieną važiuoju, tai žinau. Tai va toks poršiukas, tai pažiūrėsim, kas čia su juo gausis. Toliau prie Mini Cooperio. Smagus, surinkęs, tai laukiam tada sankabos cilindriuko rytoj atvažiuos. Ir ką parodė, tai kad reikės durų gumos, nes uždarius duris jos vis tiek taip klyba, tai trūksta ten vienos gumos. Tai bandau ieškoti jos. Ir laukiam cilindriuko, rytoj jau tikrai varom į test drive'ą. Jo, rytoj būtina. Dar jam būtų gerai platesni ratukai gražiai atrodo. Iš pradžių važiuojančią reikia. Čia mums reikia. Iš pradžių važiuojančią reikia. O Starionas jau apačioj, dabar prie elektros bando krapštytis. Ten lemputės, dar visokie. Bet jau pasikeitė tepalai dėžė reduktoriui, aušinimo skystis. Ir kas ten šiandien dar susitepė visi tepimo taškai traukių. Ir bagažinė susirinko. Tai toliau po truputį judam, bet sąrašiukas dar yra ir dar reikės jam paieškoti detalių. Ant tokių valytuvų, dar tokių smulkmenų reikia surasti ir paleisti. O toliau turim saugos lanką iš MG, tai reikės ją atiduoti dažyti ir toliau galėsim surinkinėti tą MG-ką. Tai manau šiandienai tiek. Tęsiam kitą dieną ir ką čia turim. Tai Miniukas nustumtas dabar į priekį ir jam sudėjo vakar groteles. Ką tu, Mykolai, dar vakar padarėjai? Durų apdalas įtvirtinom, bet šiaip realiai dabar mes laukiam jam sankabos cilindriuko. Aš labai tikiuosi, kad jau šiandien bus ir viskas, tada važiuojam į test drive'ą. Ant shifterio sudėtas skaičiukų tas viršus. Nežinau, kur siurblį rodį, nerodį. Rodžiu, dar visokių smulkmenų. Vienu žodžiu, su Miniu laukiam detalės ir tada važiuojam pabandyti pravažiuoti su juo ir suvedimą bent jau pasidaryti. Tai Miniukas dar palauks ir judėsim. Auduliai, ką tik Mykolas pakeitė kuro siurblį. Tai siurblys sudėtas, užsiveda,
reikia man vėl jungtis į lambda zondą ir žiūrėti, kas daro su kūro mišiniu ir ar dabar jisai važiuoja. Tai audulio varysim į lauką ir testuosim. O Sabas laukia varžtų, bet jie jau šiandien atvažiavo, tai šiandien sudės varžtus ir gal išvažiuosim į lauką. Tai su Sabu tiek. O einam dar iki galo, ten Porsche ir Stadionas. Pažiūrėsim, kas ten dar su jais. Porsche, kaip ir minėjau, vakar atlikom defektaciją, viską susirašėm. Tai dar ko nepadarėm iki galo, tai reikia įsikišti kamerą į variklį, pažiūrėti jo būklę ir tada jau bus tikrai viskas aišku. Tuomet galėsim varyti automobilį į lauką, užsakinėsiu detalės ir prie jo tada toliau dirbsim. Tai kol kas į tiek. Čia dar lankai mėtos, jos reikia dažyti. Ir Stadionas. Tai susidėjo Stadionui prieki lemputės kitos susitvarkė, laidai, apdailos sudėtos gražios dabar. Akumuliatorius pritvirtintas, dar visokios smulkmenėlės. Liko jam surinkti bagažinę, ten su amortizatoriais truputį turim bėdų, valytuvai ir suvedimas. Tai šiandien norėčiau šį atiduoti suvedimui ir tada pravažiuoti su juo ir reikia atiduoti variklį, kad apiplautų. Tada dar truputį antikorozinių pasidengti. Nu, žodžiu, dar turim ką prie jo veikti, bet viskas juda į priekį. Šiandien dar atvažiavo porą projektų, vienas Nissanas, kur jau buvo darytas pas mus grįžo, tai manau šiandien jį įsivarysim, pasižiūrėsim, kas ten gero. Tai kol kas einu toliau kažko užsimti ir grįšim, kai turėsim ką paveikti daugiau. Tai kol kas tiek ir bėgu dirbti. Toliau pradėsim dieną su JDM kampeliu. Mykolas, graži mašina tau šitą. Ir dabar užsiėmė, ieško bilduko. Bilda kažkas? Nu, kol jie ieško bilduko, tai apeisim ratu. Turim 300 ZX, jau kažkada tikrai buvęs pas mus praeitais metais. Sutvarkė kėbulinius, užregistravo. Tikrai mačiau su juo važinėję, džiaugias, kaip ir priklauso. Tai dabar atvažiavo, kad galas plaukia, kažkoks pašalinis garšas iš stabdžių. Tai dabar visą jį apeisim, sutikrinsim. Gale tikrai mačiau, kad yra visiškai išbėgęs amortizatorius. Jeigu matosi, visiškai išbėgęs. Tai... Visiškai. Nu, va taip Miklas sakė, visiškai. Tai sutikrins, surašysim sąrašiuką. Ir žiūrėsim, kaip čia jam pavyks mūsų detalėm, bet kiek pamenu, kažkas dar būdavo. Tai va toks Nissanas, o iš galo toliau Stadionas. Jau ką tik jį buvo išvaręs į lauką, pakūrenau truputį, pradėjo truputį netolygiai dirbti, tai toliau ieškos jam skryko dangtelio su laidais, pasikeisim tą, tikiuosi padės. Bagažinė toliau renkas, plastikas buvo truputį palankstytas, tai pašildysim, atlenksim atgal. Ir sutvarkysim bagažinę, detalių manau nebus greitai su žvaklaidžiais, tai tuomet atiduosiu jį suvedimui, kad galim būtų toliau važiuoti su juo. Tai va taip juda projektas ir vienas ir kitas. Tai dabar einu prie šito raudono greičiausios spalvos Nissano surašyti, kas jam negerai. Aš dar nepaprašiau. Aš tavęs, Mykolai, vėliau paprašysiu, kad parodytum, kur duslintuvas kiauras, nes taip dar senai mačiau. Labai kiauras, tai vėliau parodysim, kur ten esi kiauras. Kapotas laikosi? Čia pas visus net pat klausti. Ir bėga kažkur tepalai dar. Tai patikins, per kur tepalai. O per tą laiką Sabą reikia išvaryti lauką. Tai einu, reikia išstumt meniuką, nes dar neturim sąjungos cilindriuko. Ir varyti Sabą į lauką, prakaitinti, patikrinti lygius dėžės ir viso kito tepalų. Ir važiuoti test drive. Nu, iki test drive dar kapoto reikės, bet šiaip buvau pamiršęs, kaip gerai atrodo. Sužemintas, dar vos pažeminus. Ta raudona spalvytė, labai gerai atrodo šitas Sabas. Varau aš į lauką. Sabas jau su kapotu. Dabar jam reikia surinkti čia salonę, kas buvo išrinkta. Ten aplink konsolę. Kapotas uždėtas ir važiuosim į lauką. O su raudonu Nissanu tai susidefektavom viską, ko reikia. Čia priekis galas amortizatoriai.
Tai amortizatorius galiu gauti čia, bet negaliu gauti apsauginių gumų, tai reikės dar paieškoti. Ir duslintuvo bakelį, sakiau, parodysiu. Tai prapuvo duslintuvo bakelis vidurinis, dėl to ir plerpia garsiai. Tai reikės pasieškoti ir šitą. Tai kol kas Mykolas čia patvarko tik tais truputį stabdžius ir varysime į lauką, nes neturim detalių. Tai aš eisiu ieškoti jam detalių, surasim, užsakysim, atvažiuos, tada galėsim dirbti. Taip jau yra su tom senom mašinom, iš karto dėl nesigauna. Ties starionu, tai gale tenai lipdukus nulupa, tokias visiškai smulkmenėlės. Ir kadangi irgi jam dalių neturiu, tai varysim jį suvedimui, pasidarys suvedimas. Tuomet po suvedimo plautis variklį, išsiplauna. Ir tada truputį kebulinių dar darbų turim pasidaryti. Tai nežinau, ar šiandien jau tą padarysim prie jo, bet irgi projektas juda. Tai labai smagu. Dabar pabaigė šitą, pabaigė raudoną, pabaigė kitą raudoną, nes čia jų labai daug pas mus, va čia vienas, ten kitas. Tai pabaigė tuos ir sustumsim kitus projektus. Einam pasižiūrėsim, ką čia dar turim ir ką čia varysim. Pradedam dar vieną rytą dirbtuvėse ir šiandien ryte tai čia visiškai klasikinės mašinos tik tais, nei vienos modernios. Tai čia galim vadinti retronil juostą, nes taip ir yra. Tai jo, čia turim Cadillac raudoną, jisai nepraėjo techninės apžiūros, tai dabar jau viską, ką reikėjo, pasidarėm. Ten smulkinos buvo langų apiplovimas, rankinį patiemt reikėjo. Ir kas jam dar, Mykolai, buvo? Akumuliatorius nepritvirtintas. Tai pasidarė visas šitas, langus plauna, akumuliatorius pritvirtintas, rankinis patemptas. Tai reikės bandyti jo važiuoti su į techninę apžiūrą ir dabar turėtų viskas būti gerai, praeit. Prieki, starionas, tai jisai biškai pakovoti sugalvojo su mumis. Vakar išvarėm į lauką, norėjau dar kartą prakaitinti ir atiduoti suvedimui pasidaryti. Bet nepanašu, taip ir yra, kad pradėjo bėgti benzinas. Per įsiurbimo kolektorius, čia yra, kur visai purškimo sistema, pradėjo bėgti benzas ir pamatėm dar, kad vairo kolonėlė pradėjo bėgti. Tai kadangi jau mašina čia, reikia viską iki galo padaryti, išsiemam kolonėlę, atiduodam restauruoti, užsakau detalės į purškimo sistemai ir tvarkomės tą. Tai dėja starionų dar negazuosim, dar truputį pabus čia. Toliau raudonas Saabas grįžo po test drive'o. Ir lygtis viskas su jo vietoj, viskas tvarkoja, va ten skidelio lemputės nešviečia, reikia dabar keičia, bet sabukas labai gražiai atrodo ir galės gazuoti. Čia turim, kamera pabėgo kamera į kitą pusę, bet čia turim Jaguarą dar vieną, XJ6. Čia yra tik tais Daimleris, tai kiek aš žinau, prabangesnis truputį yra. Kadangi Daimleris tai truputį prabangesnis už Jaguarą, bet šiaip aš kiek matau, tai čia iš principo ta pati mašina, bet jisai su mumis kovoja, nes turėjom tik tais pakeisti tepalus, žvakes, tokį aptarnavimą padaryti, kad pradžia būtų bent jau darbų, bet išsukom karterio varžtą ir ten likome besriegę. Tai dabar turim bėdų, nebėra į ką atgal įsukti varžtą, jau čia kažkada gaminta. Kažkas daryta, tai reikės dabar čia išspręsti tą bėdą. Ir priekinius suportus dar to pačiu irgi perinksim, nes visiškai stringa, tai bus tokia darbų pradžia bent jau prie jo. Toliau Porsche 928, jau matėt, pristatinėjo Julius jį. Ir dabar mes jį truputį išsiardę buvom praeitam video. Dabar suvažiavo beveik visos dalys jam, tai pradėsim dirbti. Tai darbų planas yra kol kas, manau, prie variklio. Barzda, aplink variklį pirmą dirbsi? Tai kadangi mašina tikrai matos, kad gerų 10 metų kokių tikrai stovėjusi kažkur, tai pruštukus jau turim patikrintus, reikia tik oringus man jam dar paimti. Turim visas žvakes, pagrindinį diržą, vandens siurblį, tai detalių tikrai krūva. Galės barzda pradėti dirbti prie jo, o man reikės toliau sugaudyti detalių. Ten kuro žarnas nuveš, kad pergamintų naujas ir dar daug visokių smulkmenų.
Tai va taip pat dirbsim prie jo. Dar naujienos šiandienos ryto. Ir kaip ten, ryto aktualios. Ką pamatei šiandien, kai atėjai į darbą? Dūmė labai. Kažkas dūmino labai. Jo, panašu, kad aš Volvaką užlinkiau. Kažkaip ryte važiavau ir stovint kamštį žiūriu, kažkaip labai jau daug jis ten dūmina per tą duslintuvą. Pasidarėm savo testą, panašu, kad galvos tarpinė prapūsta. Tai gerai, kad atėjo pavasaris, reiškia perėsiu ant dviračio važinėjimo. Bus taupiau, šitas benzas pabrango, tai galėsiu dviračio važiuoti. O jeigu rimtai, tai nežinau, reikės kažką galvoti, ką su Volvaku daryti, nes važinėti vis tiek norisi. Tai turėsiu čia dabar galvos. Sabui gedimas yra, kad neveikia viena posūkių lemputė ant skydelio. Ir ją pakeisti ten labai daug reikalų yra. Ne, tiesiog skydelis užgėdo. Ar ne lemputė tiesiog? Tai pasirodo ne lemputė, o takelį skydelėje. Tai, nelabai smagu, bet ką padarysi. Turim Volvaką, kur praeitą kartą varėm jį pas elektriką. Tai ten iki elektriko privažiuoti buvo truputį pažliugęs kelias, tai reikės nuvažiuoti nuplauti. Ir dar iš mūsų pusės jam reikėjo pakeisti vairą. Tai uždėjom kitą vairą, dabar gražus, nebenusilupęs. Ir dar norėjo, kad dėtume sklendę į duslintuvą, kad patildinti, bet ten vakar pasikėlėm ir pamatėm, kas ten per išmetimas, tikrai ten nieko nepatylinsim, nes ten nuo priekio iki galo 3 colių su vienu bakeliu, tai ten tikrai priburtas. Tai Volvakas, vairas sudėtas, jį apivalau saloną, važiuoju nuplaunu ir galima atiduoti. O toliau žiūrim, kas čia gero. Ir dar nežinau, kas čia per dieną, bet jo, Cadillacu išvažiavau tas drive'ą, pažiūrėti, ar viskas gerai ir kad atiduot galėčiau, kad važiuotų į techą ir dingo posūkį. Va tai va, dingo posūkį, neveikia nei vienas, nei kitas, nei priekį, nei gale. Tai, nežinau, skambinsiu elektrikui, važiuosim pas jį, tvarkysimės. Tai su Cadillacu dar kol kas staptelim. Ir tiek. O einu pažiūrėsiu, kas su Porsche dar gerai ir su Starionu. Starionas tai nusiminėjo vairo kolonėlę, nes jinai bėganti. Tai viskas čia gerai, ne? Puikiai. Nusiims vairo kolonėlę, atiduosim restauruoti, o dabar einu iki Arijaus prie Porsche. O galėtų lietuvišką kokį keiksmaždį pasakyti šitai dieną, nes viskas, ką pajudinam, kol kas byra, taip man. Po velnių. Po velnių. Galvoju įdomi. Pusmiltai. Nes kol kas tai viskas byra čia pas mus. Kas dar? Užtenka man. Einam pas barzdą. Raketinis Porsche. Ką gero padarei, va čia va yra generatorius su starteriu, tai atiduosiu jį remontui. O aušinimą paleisi dabar. Švarus, nešvarus? Bent jau tiek gerai. Dar nusiėmė visi, kadangi generatorius ir starterius išsiėmė, tai ir dirželius reikės man parinkti. Čia jau apardė visus plastikus, dugno apsaugą. Tai patruputį toliau ardysis ir žiūrėsim. O man reikia tau važiuoto ringų, nes dar vis nenuvažiavau. Ir radiatorius yra. O geras šitas, pagroja ar ne? Galiu Negrot, tik nereikia kitą. Nusipratau, kiek vietos atsirado čia. Pažiūrėsim, kas čia gero, kai nusiardysi. Nes kol kas tai čia baisiai atrodo. Volvakas nuplautas, švarus, galima bus atiduoti. Tikrai smagus turėtų būti daiktas važinėtis. Tai švaru gražu, iškeliauja kitur, gal tiesiog važinėt, gal dar kažką tvarkysis. Tai su Volvaku baigta, dabar keliaujam toliau. Toliau turime Jaguarą, kabrioletą. Jį reikia patikrinti prieš techninę apžiūrą. Šiaip jau patikrinom, tai trūksta tik tais vieno stabilizatoriaus traukutės, jau užsakiau.
truputį teplo prasisunkimo yra, reikia apiplauti. Aušinimo skysčio trūko, tai va, biški perpilė per viršų, tai dabar apvalys. Ir kondicionierius neveikia, tai reikėjo pasikvies meistrus, kad patikrintų. Tai tikrai visai nieko jėgas, užsakiau detalės, galėsim pakeisti rytoj, kai atvažiuos ir galėsim paleisti į techninę apžiūrą. Pratęsiam su darbais prie 928, tai jau vieną man žarną Arijus buvo davęs, ne visa tokia va suskilinėjus, tai jau pagamino jam naują vieną, ten dar tikrai daug jų laukia, bet kadangi buvo nuimta, atidaviau, neskubant pagamino ir galėsim ją pakeisti. Bet iki jos keitimo dar daug, nes čia detalių daugėja ir viskas nusiardė, nusiėmė pagrindinis diržas, pasikeitė jau, kaip matote, ir vandens siurblys naujas. Tai dabar reikia viską toliau ardytis, susižiūrėti rebokšlius. Man reikės tada užsakyti rebokšlius, juos pakeisti ir po truputį keliauti toliau. Tai va taip dalių daugėja vis, bet viskas ardosi. Kas sunkiausia buvo, ką radai čia? Amerikono kultūros. Amerikonai mėgsta pachaltūrinti. Jau čia kiek mašinų buvo, tai mėgsta tikrai. Siurblį pasidarysi naują ir duosi man rebokšlius? Duosiu galiuką daug. Ir galiuko dar vieno trūksta? Ne, Lemba nelabai, aš noriu išgirdėti to žodžiu, kad daugiau trūksta, nes jam dalių tai truputį sudėtinga surasti. Bet ką padarys. Tai va taip darbai pabiški juda su Porsche, o daugiau viduj nebeturim jokios klasikos. Viskas išvažiavo ir arba detalių laukia, arba kažkas subirėjo ir detalių laukia. Tai va taip pat dabar liko tik vienas Porsche'as. Tai eisiu ieškoti detalių. Kamputėje vietoj vieno sulūžusio Porsche atsirado 2 sulūžę Porsche. Tai turim 944 su sulūžusiu stogu. Jam po paskutinio renginio, kuris buvo Vilnius Auto Show, ar ne? Litexpo kažkuris buvo renginys. Rudenį, kur buvo sulūžo stogas užtarinėjant. Tai va prasiardėm, visai 2 gabalus pasidalino. Tai ką dabar darysim? Bandysim stogų, kad nenuiminėt, kad nereikėtų per naują viską daryti, išsiimti šitą detalę, nusigręžti, dėti ant stalo ir jeigu čia virinasi aliuminis, susivirinti tiesiog ją. Jeigu nesivirina, kažkaip kitaip spręsim, čia gal galim bus kažkokį sutvirtinimą daryti metalinį arba naują pagaminsim. Blogiausias atvejis visą stogą jau keisti tada lieka, večiau. Tai dar galvosim, ką su juo daryti, tai šitas bent jau tik prasidėjo darbas, bet tikrai kažką išspręsim. Šiaip tų Porsche čia kažkaip prisikaupė, nes laukia dar vienas 944, bet kūpas. Tai jam surankioti reikia visas detalės, tada galėsim pradėti darbus. O su šituo Porsche gal pasileisiu šį žemyn, tada parodysiu. O su 928, tai jau kai nuotraukas atsiuntė Julius, kad nusipirko tokį, tikrai jau turėjau nuojautas, kad gali būti čia reikalų su detalėm, nes vis tiek toks egzotinis variantas, nėra jų tiek daug. Tai va dabar ir turim, ką turim, nes diržai išsiardėm, vandens siurblys, diržai, viską kaip ir pavyko gauti, tokios smulkmenos vožtų dangtelio tarpinės, dar viskas yra, bet aš žiūrėjau, kad jam yra pagrindinio diržo įtempėjas ir dar prieš ieškant informacijos, kaip reikės keisti tą diržą, pasižiūrėjau, kad jisai lygtais yra paprastas mechaninis, tiesiog įtempti ir viskas. Bet nusiardėm ir taip tikrai nėra, nes jisai yra pusiau mechaninis, pusiau hidraulinis ir tą, ką mes išėmėm, gal aš paieškosiu, parodysiu. Radau tik tais išardytas detalės, čia Arijus išsiardė, susidėjęs į maišiukus, tai aš tikrai nekraustysiu, kad paskui nepasimestų,
bet jisai čia yra tikrai gudrus ir kiek man pavyko pasidomėti, tai naujo kaina ten yra apie 2000 eurų. Naudoti kažką galim gauti, bet bijau, kad gausim tą patį, nes čia net ir guma yra suplyšusi, net jau guma čia nepavadinčiau, tiesiog plasmasė. Tai naujas tikrai kosminiai pinigai, naudoto dėti aš nenoriu, nes turėsim tą patį, ką ir čia turim. Yra variantas, tada lieka jį perinkinėt, bet kiek žiūrėjau ir video ir skaičiausi, tai kas perinka, jis paskui neveikia. Jeigu dėta naudota, kad ir gerą veikiantį, jeigu pavyktų rasti, jisai tada kas 2 ar 3 tūkstančius kilometrų reiktų pertempinėti pagrindinį diržą. Tikrai nesmagus darbas, nes visas priekis turi nusiardyti kaip ir dabar. Tai liks mum variantai, dar radau kažkoksai yra aftermarketas, pagaminta plokštelė su įtempėju. Jisai pigesnis yra negu originalus tempėjas, bandysiu susirast, kur jį galim gauti, kaip jisai veikia ir tokį sprendimą priimti. Dabar gaila, bet galimai truputį sustos šito Porsche projektas, kol negausiu detalių, bet nieko negaliu pakeisti. Tokia jau ta mašina, kad kuo labiau egzotika, tuo ir su dalim sunkiau. Dėl to reikės palaukti, bet vis tiek, dar turim tikrai ką veikti. Visą kuro baką ar jis surinko jau penktadienį. Liks dar savo vožtuvų dangteliai, amortizatoriai gali išbėgę, aplink pakabą apeisim. Tikrai bus dar ką veikti prie jo. Ir dar ties šitų 944 Porsche norėtume perduoti linkėjimus Miami autoklubui ir susitikti su jumis dar kartą American Spirit'e su jūsų įsirbimo kolektorium. Tai va tai va. Pradėsim pirmadienį Porsche tematiką. Tai toliau dirba prie 928. Šiandien pakeitė vožtuvų dangtelio tarpinės, žvakės. Dar kažką pakeitė? Gal ne? Nu čia reikalų visgi yra prie šitos mašinos. Su detalėm irgi tikrai sudėtinga, bet lygtai šiandien man pavyko surasti įtempėjo pakaitalą. Jisai yra neoriginalus, modifikacija padaryta, bet jisai ir laiko geriau ir veikia geriau, kiek skaičiausi. Bandysiu jį užsakyti, pavyk turėtų ir tada jau kai atvažiuos galėsim sudėti. O dabar prie šito Porsche kaip ir viskas. Dar ten turim prie pakabos porą darbų pasižiūrėsim, gal jos dabar pasidarysim. Bet vis tiek panašu, kad teks išvaryti ir laukti detalės. Tai pastovės. O dabar 944. Dailus Porsche'as, pasikelsim, pažiūrėsim, ką jam reikia suremontuoti ir tada tą ir padarysim. Tai va taip su 2 Porsche'ais pradedam. Ir ten dar miniuką turim, einam pažiūrėti. Toliau tęsiam. Mykolas tik klijus uosto. Oi, man tai patinka. Patinka uosti tik klijus. Čia apeidinėja tokias smulkmenas, kaip durų guma buvo nukritusi, tai ją suklijuot. Sankabos cilindriuką pakeitėm, sankaba yra. Duslintuvas pritvirtintas. Dugnas suvirintas. Nu jo, dar vieną skylutę, ten turi ir antikorozinį padengti. Ir... Vairo traukia klyva. Jo, man reikia užsakyti ir čia vėl bus reikalų. Pažiūrėk, kokia mano šypsena, kai tu man tą pasakėjai. Ne, gerai. Einam toliau. Porsche. Dailusis Porsche. Ardosi dalimis. Gal ant tokių dalių pereisi ardymo, ne BMW? Ne? BMW geriau eina vis tiek. Nu, jų daugiau yra. Tai Poršiukui nusiminėja visas, čia kaip ir kardanas, bet kardanas pasigyvena čia va tokiam tunelyje iki pat priekio. Čia vaisai. Čia viena dalis, čia smagratis viduje, čia viena dalis išsijungiasi tokio vat vamzdį, kaminą ir tada eina viskas iki galo. Tai pasižiūrėjom, kaip čia kas turi nusiardyti, nu ir po truputį va meistras ardo. Labai blogai dar, ar kol kas dar gyvent galima. Dar viskas kaip ir vietai. Siardyti teko starteris, dar tokios smulkmenėlės, nėra kažkokio, tai labai daug. Bet galinį balkį, kiek žiūrėjom, reikės paleisti. Tai bus didesnis darbas, bet padarysim.
Nu, dėžė nusimt dar. Bet čia irgi net baisiai sudėtinga. Mums labai gerai, kad visi darbai, kuriuos reikėjo daryti, juos reikia nuimti, kad nuimti kardaną, turim nuimti viską, ką ir mums reikės keisti. Aplink bėgių perjungimo svirti visus guoliukus. Tai labai čia viskas puikiai. O dabar einam dar prie vieno Porsche. O šita raketa toliau sustos truputį prie jos darbai, nes detalių negavau. Tikrai jaučiasi, sakau, egzotika, tikrai ne kasdieninė mašina. Kažką pavyko rasti ten su diržai tempėjai, bet dar gal plačiau parodysiu, kai normaliai surasiu. O dabar išsiema amortizatoriai, nes yra išbėgę galiniai. Tai išsiems amortizatoriai, juos duosim restauracijai. Ir dar prieki yra klibėjimas, tik taip ir neišsiaiškinam, ar vairo traukia, ar vairo kolonėlė. Reikės pasižiūrėti nusiemus gumą, tada bus aišku ir žiūrėsim, ar vairo kolonėlę reikės restauruoti, ar užteks tik traukę pakeisti ir gazuoti. Tai va tiek su Porsche. Gerai, leisi. Pavarų dėžė nuimta. Šiandienai užtenka? Ar labai sudėtinga buvo? Ne, čia sakė, buvom apsigavę, bet... Per mažai vidosų pažiūrėjom. Bet čia viskas čia gerai. Nusiėmė, rytoj bandysim toliau visą ten tą triubą nusiminėti. Čia prie Mini Cooperio Mykolas išpjovė skylutę, kur buvo prarūdyje. Labai nedaug, tai vietoj išsivyrinsim. Viduj rūgštinio grunto įpučiau. Va tokia buvo skylutė, palauk man, per kamerą reikia pagal. Va. Skylutė, o dabar bus metaliukas. Tai va, suvyrinsim ir tada antikorozinį dar iškart padengsim. Tai va tiek su miniuku šiandieną. Turim. Vakarui visiškas Porsche kampelis, tai vieną turim 944, kitą 944, jį reikės ir ralį paruošti ir 928. Tai įdomus Poršiukai ir dar vienas yra šiuo metu pas Kebulius išvažiavęs, tai iš vis 4 vienu metu. Vieną Porsche kamputėje pakeitė kitas Porsche'as, tai 928 išlydėjo į lauką, nes vairo kolonėlę atidėjom remontuoti, bet jau iš tikrųjų turiu suremontuotą, tai gal galėsim montuotis atgal, bet ten truputį strigau su detalėm, bet pavyks išspręs. O su šituo 944 nieko kažko daug, montuojas dabar padangos, pasikeitė tepalai, tada oro filtras labai gerai, kad čia yra jau įdėtas K&N ir jisai yra plaunamas. Tai šiaip jis brangiau kainuoja, bet gera investicija, nes tau jo nereikia sukeisti, tiesiog išsiplauni ir važiuoji toliau. Dar rytoj atvažiuos vožto dangtelio tarpinė, nes bėga tepalai per tenai. Ir duslintuvas atsisukęs ir nukritęs iš vieno laikiklio. Tai prisuksim, sumontuosim atgal ir galim bus gazuoti su juo. O dabar einam prie kito Porsche ir einam prie Arijaus, kuris dabar montuoja padangas. Kitas Porsche'as išsiardė visą pavarų dėžės sistemą, tai pavarų dėžė, kardanas ten tokiam tunelį eina, priekyje dėžės varpo dalis ir radom, kad tiek kardano guoliai ūžia, tiek išminamasis guolis ūžia. Tai dabar man reikia susirasti detalės, užsakyti jas, kad galėtume toliau dirbti. O per tą laiką susivyrino detalė, va čia viena yra. Taigi čia susivyrino sulūžusi stogo detalė, ją nudažėm ir šiuo metu ją sumontuosim atgal, kad stogas užsidarinėtų. Ir dar prie kulysos bėgių perjungimo, ten labai yra išdidusi viena detalė, dėl to bėgiai jungus labai daug laisvumo. Bandom dar išspręsti, ką su juo daryti, ar reikės įkeisti naujų, ar kažką pavyks ištekinti. Dar nežinau, nunešiau į viršų pas Luką, žiūrėsim, kaip čia kas pavyks. Ir paskutinis tai miniukas.
Dar vienas rytas dirbtuvėse ir tęsim toliau su projektais. Tai auksinis 944 jau priekis, ten ta panelė uždėta. Vakar jau norėjom jį pasibaigti, bet atvažiavo ne visos detalės, tai dabar čia jam vožtuvų dangtelio tarpinę liko pasikeisti ir viskas. Daviklis stabdžių kaladėlių dar vienas. Nusidėvėjom, jau padarytas. Tai tada liko vožtuvų dangtelis ir tada elektrikui liko ten pajungti greičio daviklius, nes irgi važiuos automobilis į ralį, tai kad matytų metrus, greičius ir visą kitą. Tai su šituo tiek, su baltu vieną pusę stogo sutvarkėm, čia pajudinom tą stogą porą kartų ir kitą pusę sulūžo. Tai ten abidvios buvo jau ant tiek pavargusios, kad nulūžo ir kita. Tai galiu nueit parodyti. Čia jau yra irgi kita pusė sutvarkyta. Tai galim bus ją sumontuoti. O aš čia jinai pasirodo, ką tik nudažyta buvo ir aš dabar visas dažuosi likau, bet ką padarys. Tai taip, su šito Porsche sudės stogą, daugiau lauksim detalių, išminamo guolio ir tada galėsim montuoti viską atgal. Su raudonu Nissanu pakaba susitvarkė, kas reikėjo, amortizatoriai sudėti visi 4 nauji, sudėtos amortizatorių apsaugos ir dar pakeitėm vožtuvų dangtelio tarpinės. Sunkiai pasikeitė. Vienai pusėje reikėjo nuimti siurbimo kolektorių, nes ten tokia alkūnė išeina, bet viskas pasidarė, pasikeitė ir dabar liks dusintuvo bakelis. Čia aš jam atvežiau kažkokį tai bakelį, nes jau tokio, kokio reikia, nėra kur gauti. Bandysim jį prisimatuoti ir prisivirinti. Starijonas išsiardė į siurbimo kolektoriaus dalis, kur bėgo kūras. Reikės dabar man užsakyti jam detalių, nes tokių tarpinių tikrai neišsipjausim. Tada galėsim jį surinkti. Nulupau dar vakar plėvelę nuo šoninių langų. Liks tik tais priekinis, bet priekinis stiklas keisis, tačiau jo dar neradom. Vairo kolonėlė sumontuota, tai liks susitvarkom su kūru ir tada suvedimas, bandom važiuoti su juo. Liks tada valytuvai, stiklas valytuvai ir priekinė panelė. Kol kas mūsų rytui dirbtuvėse tiek ir bandysim žiūrėti, ką čia dar gero nuveiksim. Manau, šiandien reikėtų gal ir užbaigti šitą video ir pratęsim jau su kitu. Dar gal spėsiu pafilmuoti kažką šiandien, jeigu ne, tai jau matysi kitą epizodą. Kad ir kaip norėčiau, aš dar kadrų pagauti tenai, bet labai nenoriu pats susideginti, tai užteks kiek yra. Jau šiandien penktadienį turim, tai pasižiūrim, kas čia dar šiandien pas mus yra. Ir tokį klausimą turėsiu, kas čia žiūri, tai va, pasižiūrim. Tai prieki gražus Porsche 944, jisai kol kas tik tais stovi gražiai ir laukia detalių. Net važiuos išminamasis guolis, kardaną jau turim, bet ten visą tokią didžiulę triūvą. Tai va čia. Saugos lankai nudažyti MG, visa triūva kardanas, kur gyvena, čia 944, laukiam tik tais išminamo guolio, galėsim pakeisti. Miniukas jau vakar su jau pasidariau test drive'ą, šiaip žiauriai man patiko, ta prasme mašina, tai va. Tai tikrai norėčiau gal netgi tokios ir suprantu, kodėl su juo gal ir tiek ralį važiuoja, nes tikrai smagus automobilis. Darom dar tokius minimalius darbus, kas jums čia liko. Dar sąrašiukas yra, ką reikės užsakyti, nes trūksta dar vis tiek jam poros detalių, bet čia vėliau. Ir va toksai britiška juosta, tai minis ir visiškai priešingybė jam Bentlis. Bentlį ką tik įsivarėm, pasikėlėm, dar nežinau, ką su juo darysim, šiaip iš pradžių yra norisi užvest, o tada jau ir žiūrėsim. Čia yra Turbo Eras, naujesnių metų, 95, tai ir motoras ten jau naujesnis, šiaip įdomus automobilis, bet šiaip kasdieną važinėti nenorėčiau. Jeigu reikėtų rinktis, rinkčiausi visgi Mini Cooperį. Tai vat ir jums klausimas, iš šitų
sakau 4, bet dar parodžiu tik 3, tai Porsche'as, Minis, Bentley's ir tuomet laukia laukia dar kitas Porsche'as ir Sabas, tai kurį rinktumėtės jūs važiuoti, nežinau, kasdienai ar į ralį, šiaip kur nors, kuris galvojat, kad suteikia daugiau emocijos su juo važiuoti. Mano pasirinkimas visgi liks miniukas. O dabar varom su Porsche test drive'ą ir žiūrim, ką dar nuveiksim. Pravažiuosim su Porsche po remonto. Pažiūrėsim, ar viskas gerai. Kažkoks buvo pašalinis garsas jam, be važiuojant ar vibracija, tai reikia pasitikrinti ir galima bus tada važiuoti toliau. Dar tikrai negaliu išvažiuoti be tokio vaizdo pagavimo, tai yra pakylančias lempas. Su Porsche pravažiavau, dar turim įtarimą su vienu pašaliniu garsu, bet klientas minėjo, kad tas pasireiškia labiau ant šalto, tai tą bandysim patikrinti pirmadienį, kai bus šaltas automobilis. Tai dabar aš jį varau į vidų ir jisai per savaitgalį dar pabus. O toliau dar turiu Cadillac'o raktus, jau aš jį norėjau atiduoti kokius 2 kartus, bet viskas nors subyra. Paskutinis buvo, kad posūkiai dingo, tą sutvarkėm ir dabar lemputė viena perdegė. Ja pakeitėm, einu patikrinti, ar viskas šviečia, veikia ir jį galėsiu atiduoti ir pagaliau važiuoti į techninę apžiūrą. Lemputės visas šviečia, tai galima jį atiduoti. Tai kol kas tiek, išgyvenom dar 2 savaitės, susitiksim kitame epizode. Bėda aiški. Vienas rytas ir iš mikrofono tai nesijungiau. Gerai, kad darbė bent ne alkoholį geria. Nesti. Nežinia, kas ten įpilta. Dar vienas muziką tai reikia patikti.